Nu, žiūrėkit, kokią atvežė dailų X3 į mūsų aikštelę. Visus mūsų automobilius rasite autobrokeris.com svetainėje. Užeikite, pasidairykite, galbūt kažką rasite, kas tinka ir patinka. Na, o taip pat visus automobilius galite įsigyti išsimokėtinai, 4,5% metinės palūkanos, jokių euriborų ir kitų nesąmonių. Taip kad sąlygos labai geros, įmokos protingos, todėl jeigu trūksta finansų, po klausimų galime taip pat padėti. Na, o dabar BMW X3. BMW X3 2018 metų, 2 litrai 185 kW, benzinas. Iš Amerikos su labai minimaliu mušimu į galą. Tuoj viską surodysiu ir supasakosiu, kas buvo padaryta. Taip, parktronikai priekyje gale, LED žibintai, galinio vaizdo kamera. Pats mušimas buvo į galą, reikėjo ką pakeisti. Buferis pakeistas pagal spalvą. Todėl buferis nedažytas, nes rasta pagal spalvą, viskas tvarkoja. Čia truputuką buvo šita vieta pažeista, tai atitiesinta su meniniu lyginimu, jokių čia špaklių nieko nėra, viskas gerai. Buvo viena lempa pažeista taip pat, šita berods. Ir čia truputį buvo dangtis pažeistas, irgi atitiesintas su meniniu lyginimu. Kadangi lempa buvo pažeista, tai sudėtos faceliftinės abi lempos, kad tiesiog atrodytų gražiau. Viskas. Daugiau, kaip sakant, nieko nėra daryta, priekis niekur niekas neliesta. Bagažinės dangtis elektrinis, kaip ir dažniausiai užuolaidos bagažinės iš Amerikos automobiliams nėra, būna, kad grįžta, bet dažniausiai jas pavagia. Taip, pavagė dar Amerikai, kaip sakant, prieš pakrovimą. Labai graži spalvikė, tokia, kaip sakant, mėlyna, kelių atspalvių. Žiūrint, iš kurio kampo pasižiūrėsim. Taip, po kapotu viskas tvarkoj, viskas gerai, silent blokai 2 pakeisti, buvo problemos su jais, tai sudėti nauji. Nu, žodžiu, automobilis pilnai paruoštas taip, kad nusipirkus nieko daryti nereikia ir lėkit. Dar tiksliai, pakeisti nauji tepalai ir naujas tepalo filtras. Su automobiliu po remonto pravažiuota 500 km, niekas neišlindo, viskas tvarkoja. Taip pat turi beraktį įėjimą, beraktį užvedimą. Taip, štai tokį saloniuką, ambient apšvietimas, medžio apdailos imitacijos, atskira klimato zona gale, odinis saloniukas, tvarkingas, gražus, turi juodas lubas bei panoramą per visą stogą. Taip, čia aišku elektra, bagažinės atidarimas iš vidaus, sėdynės su atmintimi, pilnai elektrinės. Saloniukas tikrai labai gerai išsilaikęs, sėdynės gražios, viskas tvarkoj. Šitas pardavėjas, kuris atvaro mums automobilius, man patinka tom, kad kotletų niekada neperka, perka su labai minimaliu daužimu automobilius arba su mechaniniu gedimu. Taip, Sport, Comfort, Eco Pro režimai, nuokalnės stabdis, autoholdas, multimedijos valdymas, aišku, automatas, podelių laikikliai, šildomos sėdynės, kondicionierius, viskas veikia. Multimedija, gerai skambanti audio aparatūra. Taip, turi taip pat projekciją ant stiklo, pilnai multifunkcinį vairą, kuris dar ir šildomas, automatinės šviesos, LED skidelis ir ridos turime 174 tūkstančius. Nepamenu, lyg tai sakiau, kad yra galinio vaizdo kamera taip pat. Važiuoja maloniai, niekas nebarška, netarška, pavaras jungia tvarkingai. Žodžiu, pilnai paruoštas automobilis.
jūsų dėmesiui. Beje, keleivio sėdynė taip pat pilnai elektrinė. Kas ieškot BMW X3 benziniuko, tai manau tikrai puikus variantas. Šito automobilio kaina 22 300 €, kaina dar negalutinė, kaip sakiau, galimas finansavimas, jokių problemų. Ir jeigu domina toks automobilis, tai rašykite į Važiuojam Autobrokeris Facebook arba Instagramą, arba skambinkite nurodytų numerių ir viską susitarsime. Tiek tų žinių tam kartui, linkiu jums gražios likusios dienos ir manau, kad susitiksime greitai. Ačiū už dėmesį ir iki sekančio.